Aš siūlau šitaip, mes taip sugalvojom, jeigu bus kokių pasiūlymų ar pataisimų, tai tada galima truputį taisyti. Skaitom pirmiausia pranešimus, paskui po kiekvieno pranešimo užduodami klausimai, bet nevyksta diskusijos. Pranešėjas turi čia tą lapą, jisai dėsto pagrindinės savo tezes. Vaclavas žadėjo kiekvieną tą lapą čia užkabinti, kad visi matytų kokios tezės, kad jos išliktų, kad po regimoji atmintis paprastai geresnė negu klausomoji. Ir tada jau atsakius jam į klausimus, kitas pranešėjas, kai pasibaigė visi pranešimai, tada turėtų būti diskusijos. Dėl ko tos diskusijos? Labai gali būti taip, kad vienas pranešėjas sakys vieną kažkokį tai dalyko, kitas sakys priešingai, o dar trečias kažką tai kitaip. Tai mums ir būtina išdiskutuoti šitus dalykus, kad prieit kažkokį tai bendrą sprendimą, o gal ne bendrą, gal ir liks kai kurie žmonės prie savo nuomonės, bet išeinant iš tos, net nežinau, graiko romėnų tas filosofas sakė, Nomeda praeitą kartą dalinai atspėjo šitą dalyką, tai klausimas buvo toks, kaip galima praturtėti dalintis. Tai lytiškai gal žino, o kitiems pasakysiu, kad praturtėti dalintis galima mintimis. Esmė tame, kad aš gaunu pašnekovo mintį, bet ar savo prarandu. Tai mano mintis taip ir lieka, va tokiu būdu vyksta tas turtėjimas ir tikiuosi, mes šiandien taip ir padarysime. Ar tinka toks variantas? Ai. Pietus, sako, bus 6 valandą. Tai va, tai išeinant iš to, turbūt, nežinau, jeigu tie pranešimai užsitęs, o gal po 3 pranešimų, maždaug valandos padarysim pertraukėlę kavos ar arbatos, ar ko tenai, kas pasiūlys. Ir tada vėl toliau sekantis pranešėjas. Ir taip aš tikiuosi, iki 6 mes pabaigsim, o jeigu nepabaigsim, tai užtęsim. O paskui tada turbūt po to pietų arba net ir pietų metu tos diskusijos, prieštaravimai, naujos idėjos, naujos mintys ar dar kažkas. Tai aš savo leisiu pradėti tokią įžangą. Pas mus toj grupiai yra kandidatų, kurie nori dalyvauti rinkimuose, bet jie neužtikrinti, ar tai verta ar neverta. Ir iš mūsų diskusijų, mūsų susirinkimuose, kurios vyksta, aš pastebėjau, kad iš tikrųjų reikėtų padaryti tam tikrą įžangą. Tai šitą įžangą šitaip ir rašausi čia. Kažkur flomastai. Ai, viršui. Kokią nori spalvą? Labai visą. Kokią paklausą. Gerai. Pirmas dalykas, faktai. Tačiau užsirašau, kad liaudinis. Galima pradėti nuo teorijos kažkokios, tai šnekėti, kaip dažnai politikai šneka, dar kažką, aš noriu duodu pavyzdžius. Pirmas pavyzdys. 2011 metais kovo 11, kaip tik per Lietuvos nepriklausomybę, Japonijoje įvyko žemės drebėjimas. Magnitudė buvo 7 balai, atsiprašau, 9 balai buvo. Ir tai žemės drebėjimas maždaug 20 kartų didesnis negu kad 10 metais, 2010. Įvyko žemės drebėjimas Haityje. Labai svarbu, kad tiek vienoj šaly, tiek kitoj gyventojų intensyvumas yra maždaug vienodas. Tačiau, kaip žinot, Japonijai vyko tsunamis, banga nuplovė, plus atominė elektrinė. Ir pasekmės turėjo būti žymiai skaudesnės negu Haityje. Tačiau, Japonijoje nežuvo net 20 000 žmonių. Klausimas, kiek žuvo Haityje? Gal žinot kas? 316 000. Ką tai rodo? Čia 20 kartų
mažesnis intensyvus žemės drebėjimas, o žmonių žuvo 15 daugiau kartų. Tai rodo, kaip visuomenė yra pasiruošusi. Stichinėm nelaimėm, pavyzdžiui, šiuo atveju. Truputį pasakysiu, kodėl. Kai atvažiavo gelbėtojai iš viso pasaulio vyrų eiti, tie haitiečiai pasirodė kaip žmonės geranoriški. Jie ateidavo prie tų gelbėtojų ir sakydavo, mum atrodo, kad tuose griuvėsiuose dar kažkas gyvas. Eikit jūs ten apkapsykit, gal jūs juos išgelbėsit. Ar galima tokį dalyką įsivaizduoti Japonijoje? Maža to, dalis Haičio žmonių, kai tenai pradėjo keliauti tą pagalbą, ryžiai, mėgamieji maišiai, kažkam šovė į galvą, kad juos čia skriaudžia, kad nelygiai dalina. Jie pradėjo iš lavonų, tų, kur žuvo, krauti barikadas, kad gelbėtojai negalėtų su tais pravažiuoti į miesto gilumą iš aruos. Kad duotų tuos ryžius ir tuos mėgmaišius jiem. Tai čia dabar, kur 316 tūkstančių, tai yra tik tai žemės drebėjimo aukos. Kas atsitiko paskui? Dėl tų lavonų, choleros šiltinė prasidėjo ir žuvo dar daugiau žmonių. Aš čia pasakoju tokį dalyką tik dėl to, kad suprastumėm, kaip ta visuomenė tvarkosi. Galima sakyti visuomenė, galima sakyti grupė. Tai gali būti ruabas, tai gali būti miesto bendruomenė, tai gali būti gatvė, neturi reikšmės. Esmė yra tame, kad grupė. Jie gali būti vienas žmogus, gali būti du žmonės, gali būti trys ir taip toliau. Antras grupės. Į tas grupės galėtų eiti ir visuomenė, tiek Lietuvos valstybės visuomenė, tiek Alytaus miesto visuomenė, neturi reikšmės. Ir štai tos grupės truputį įdomu, kaip susideda. Šiuo atveju šitas faktas buvo tik tai dėl to, kad įvyko stichinė nelaimė. Ta prasme, ten nedalyvavo sąmonė žmogaus. Nedalyvavo vadai, nedalyvavo kažkokie protiškai priimami sprendimai. Objektyviai atsitiko. Šiuo atveju, kai grupėse vyksta kova konkurencija, tada dalyvauja sąmonė, tada labai priklauso nuo to, kas valdo tą visuomenę, tai yra vadai, kurie priima sprendimus, arba rinkėjai, kurie priima sprendimus, va dėl ko mes ir einam iš taip toli prie šitų savivaldybės rinkimų. Trečias. Precedentas. Turbūt žinot, kad tai reiškia kažkada įvykęs įvykis. Tas įvykis jau kažkada atsitiko ir ką jis kokią reikšmę turi, kad jeigu jis atsitiko, jis vėl gali atsitikti. Einšteinas yra apibrėžęs idiotizmo sąvoką. Idiotas tai yra tas žmogus, kuris kartoja kažkokį tai, bando padaryti kažkokį tai dalyką, kuris niekada dar nėra atsitikęs ir jis tikisi, kad tai įvyks. Grubiai aš taip pasakyčiau, jis meta akmenį į viršų ir laukia, kada gal vieną kartą jis į apačią nenukris. Dėl ko aš apie precedentą šneku? Noriu dabar tokį kaip ir testinį klausimą visai grupiai užduoti. Po to, kai mes tikiuosi baigsim tą konferenciją, gal bus kas nors, kas galės atsakyti į tą klausimą. Klausimas toks. Kodėl 1940 metais, vadinkim, kai rusų armija užėjo į Lietuvą, nevyko pasipriešinimo? Ir kodėl, kai antrą kartą užėjo 1944 metais, įvyko pasipriešinimas, tai vyko praktiškai iki 1954 metų. Labai šitas tampriai rišasi su šitom visuomenėm. Tai jeigu mes diskusijoje tą klausimą iškelsim, atrasim kažkokius tai būdus, tai bus labai man malonu. Dabar truputį apie tą grupę. Aš rašau čia save, Leoną.
Nu, ir rašau Vaclovą. Leono pasaulėžiūra arba supratimas ir Vaclovo pasaulėžiūra ir supratimas. Labai gali būti taip, kad tas supratimas įsidėsto šitai. Ta prasme, kad dalis Leono supratimo yra panašaus kaip Vaclovo supratimo. Vadinasi, tam mūsų, kur mes suėjame, šitoje dalyje, mūsų supratimai vienodi, mes galim labai puikiai bendrauti. Ir tai yra malonu. Tarkim, mes taip vienodai suprantame santykius tarp žmonių, išgerimą, užkandą, ten dar kažką neturi reikšmės ką. Tačiau yra skirtumai. Ir va šitas skirtumas, jisai turi tą reikšmę, kad mano Leono supratimas, kai mes sueinam į grupę su Vaclovu, nesvarbu, kas tai būtų, UABas, šiaip santykiai, grupiai. At Leono supratimas ir Vaclovo supratimas po tokiu dydžiu padidėja. Galimas kitas variantas, kad mes nieko bendro neturim. Mūsų supratimo absoliučiai skiriasi. Tokiu būdu mums iš vis sunku bendrauti. Aš nesuprantu jo, jis nesupranta mane. Jis gali net laikyti, kad mes ar priešai kokie esame, ar ką. Arba gali laikyti mane kvailu, o aš jį kvailu. Dėl to, kad mūsų pasaulėžiūra absoliučiai skiriasi. Tačiau, jeigu mes pažiūrėsim į platesnę grupę, tai tie santykiai gali būti va tokie. Visai susidėsto, gal persidengia. Ir vat per šitą ryšį mes su Vaclovu jau galim atrasti kažką tai bendro. Vat būtent tai ir yra visuomenė, tai yra grupė dabartinėse sąvokos. Svarbu yra tai, kad žmonės dažnai pamiršta, kad mes gyvename visuomenėje. Ir jis iškelia save, savo ego, savo tą supratimą į pirmą vietą. Ir tai būtų teisingai, jeigu tas jo supratimas, jo ego, tarkim, pasiteisintų, ne visuomenėje, tarkim, dykumoje, tarkim, Australijoje, tarkim, Himalajose, tarkim, dar kažkur. Vadinasi, tas žmogus vienas, evoliucijos požiūris, jisai gali išlikti, jisai gali išgyventi, jis gali išsimaitinti, jis gali pratęsti savo giminę. Tada puiku. Bet mes dažniausiai gyvenam visuomeniai, vadinasi, mes negalim patys išsilaikyti. Reikia, kad kažkas tai atvežtų, kad kažkas tai paruoštų valgį, kažkas užaugintų ir taip toliau, ir taip toliau. Kadangi dabar pasaulis globalus ir tie visi yra ryšiai, tai tada tie visi ryšiai kaip ir gaunasi, man nereikia pačiam visko daryti, aš dalinuosi to darbo pasiskirstimu, dalinuosi savo gabumais ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš šitą dalyką aiškinu dėl to, kad mes, kai rinkimuose dalyvausim dabar, tai irgi lygiai taip pat įsiskirstė žmonių visokios tos ryšys, bet aš dabar negrįšiu prie to, pasisakysiu vėliau, klausimuose, debatuose ir visur kitur, kad negrįžti į tai. Truputį apie demokratiją. Įprastai yra nuomonė, kad demokratija tai yra rinkimai. Tai ką žmonės išrenka, kaip jie tenai pasirenka, kiekvienas po vieną balsą ir dauguma nugali. Tačiau jeigu pažvelgti truputį giliau, tai demokratija iš tikro yra ne pats rinkimų procesas, o prasideda daug anksčiau. Tai yra. Demokratija tai yra pasiūlymai. Ir praktiškai iš tikro, kai imami sprendimai, ir turbūt mes šiandien tą ir padarysim ir rytoj, tai yra. Aš siūlau sprendimus, bet kas siūlo sprendimus? Ir iš to kiekių pasiūlymus kažkokius, tai iš to kiekių pasiūlymų, idėjų yra atrenkamas
tarkim, efektyviausia idėja, efektyviausias sprendimas. Bet tam, kad vyktų, lyginant tą demokratiją teorinę, ką aš dabar pašnekėjau su mūsų, tai ką mes matom? Mes matom, kad praktiškai partijos nariai sprendžia mūsų valstybės problemas. Partijos nariai sudaro 4,4% nuo visų mūsų rinkėjų ir jie apsėmė spręsti mūsų tas problemas. Tačiau, kadangi jie įsivaizduoja, kad jie patys jas sprendžia, jie net neieško arba nelaukia pasiūlymų iš kitų piliečių, iš kitų rinkėjų. Vadinasi, esmė tame, kad kiti nariai, kai jie nepateikia pasiūlymų, tai galų galia ir tiem politikam lieka mažesnis kiekis, iš ko juos atsirinkti. Ta prasme, jeigu, įsivaizduokim, Lietuvoje kažkur tai yra apie virš 2 milijonų rinkėjų, tai aišku, tie pasiūlymai galėtų dubliuotis ir panašiai, bet tai galėtų būti, tarkim, 1000 pasiūlymų. Tuo tarpu, jeigu ten valdančioji partija kažkiek tai narių turi, tai tarkim, ten išeis tik 10 pasiūlymų. Vadinasi, bet kuriuo atveju tie, kurie priima sprendimus, tai yra valstybės vadovybė, jie galės rinktis iš mažesnio kiekio, negu kad iš tikrųjų galėtų. Vadinasi, būtent ir yra tas klausimas, dėl ko mes kūrėm ir tą mūsų pilietinį judėjimą, ir dėl ko reikia dalyvauti toje politikoje, būtent dėl to, kad pasiūlymus galėtų teikti visi. Labai gali būti, kad iš pradžių tas pasiūlymas atrodo kvailas konkrečiai situacijai, bet paskui galbūt jis pasirodo, kad bus protingas. Už tai, kad visuomenės vystosi pagal tuos visus laikotarpius, tai ką aš ir pasakiau, įsivaizduokit, kaip pasikeitė Lietuvos visuomenė 1240 ir 1944 metais. Lygiai ta pati situacija yra Lietuvos visuomenė, tarkim, 1991 sausio įvykių metu ir dabar. Kyla klausimas, kiek eitų žmonių ginti Seimo, lyginant su tuo, kiek tų žmonių susirinko ginti to Seimo 1991 metais. Va dėl ko aš įsivaizduoju, kad būtent tos grupės, tos mūsų visuomenės, tarkim, Lietuvos visuomenės, ar Alytaus visuomenės, ar neturi reikšmės kokios, kokie galėtų būti ir turėtų būti pokyčiai. Štai, kad tos visuomenės tai pasikeitė, tarkim, nuo 91 metų. Dabar, grįžtant prie to precedento, per kiek gali laiko ta visuomenė pasikeisti? Kadangi yra istorinių įvykių, tai aš tuos istorinius įvykius ir noriu paminėti. Pavyzdžiui, Hitleris atėjo į valdžią 1933 metais ir jisai antiek suvienijo tą visuomenę, kad iki 40 metų gegužės visa Europa buvo padalinta išskyrus Anglijos salą. Anglijos salas tiksliau. Buvo padalinta tarp Stalino ir Hitlerio įtakos zonų. Tai yra, Vokietija su Hitlerio pagalba taip suvienijo visuomenę, neturėdama armijos sukūrė armiją ir taip toliau, kad užkariavo praktiškai visą Europą. Vadinasi taip, 7 metai, ant kiek visuomenė susivienijo, paėmė bendrą tikslą ir jį įvykdė. Ir antras faktas, Lietuva nepriklausoma nuo 90 metų, dabar 2014. Vadinasi, 24,5 metų ir kaip mūsų visuomenė, ar jį vieningesnė, ar jį protingesnė, ar jį kokia. Čia kiekvienam spręsti, bet man atrodo, kad daug žemesnio susivienimo lygio, negu kad buvo 91. Galim tą visuomenę ir taip įsivaizduoti kaip šitą lapą, jo? Ji neatspari, ji linksta, o dabar. Ir visas šitas dalykas, kokia ta visuomenė bus, tai priklauso tik tai nuo mūsų, su ta sąlyga, kad mes tapsim politikais, kad mes tą dalyką įsivaizduosim ir kad mes to sieksim. Ir aš norėčiau kitą pavyzdį duoti.
Vat įsivaizduokim mūsų visuomenę kaip lėktuvą. Jį kažkas pilotuoja. Ir, kaip dažnai filmuose rodo, išaiškėja, kad tie pilotai juos užmigdė kas ar ką ir jie negali to lėktuvo valdyti. Ir va tada yra lėktuve ten, tarkim, ar 3, ar 500, ar 700 keleivių ir jiem reikia spręsti, ką jie darys, kuris dabar tą lėktuvą valdys. Ir yra kokia situacija, kad labai gali būti, kad tu nenori valdyti to lėktuvo, bet gal kitas pasinešęs, nepagristai, kad jis tą lėktuvą gali tikrai nusodinti, jis pradės valdyti, tas lėktuvas sudušo, jeigu tu valdytum, tai gal jis nesuduštų. Ir vat įsivaizduokit, kad skrenda lėktuvas, kurio reikia ten, tarkim, 5 valandom, ir va per tas 5 valandas reikia nuspręsti, ką daryti. Aišku, šiais laikais visko galima ten ir internete pasisemti, ir tą ryšį, ir kitus dalykus. Tai aš vat norėčiau, kad jūs pabandytumėte įsivaizduoti, kad mes šitoj visuomenėje ne tik tai gyvenam, bet kartu ir skrendam. Ir tada kyla reikalas. Arba į tą lėktuvą valdyti pačiam, arba tada išanalizuoti iš visų galimų tų 500 keleivių kandidatūrų, kuris tą lėktuvą geriausiai sugebėtų nuleisti. Aš galbūt iš principo ir baigiau, ir aš galbūt taip vulgariai šnekėjau, ne vulgariai, supaprastintai dėl to, kad kai mes dalyvausim rinkimuose, tai tarkim čia yra visuomenė. Aš bandžiau plėsti kiaušinį, nelabai gavosi. Ir dabar čia tarkim protingiausi, o čia yra kvailiausi. Tai kai aiškini rinkėjų, tu gali aiškinti šitam lygiai, bet tavo rinkėjai bus tik šitie. Tai geriau aiškinti šitam lygiai, kad jie būtų ir tie, ir tie. Tik tiem protingai paaiškink ir atsiprašyk, kad atsiprašau, kad aš čia taip galbūt be reikalo kvailai šnekėjau. Tai aš visų atsiprašau, bet kadangi jūs mane nerengiat, už mane nebalsuosit, bet vis tiek malonu, jeigu palaikysit. Tai būtų tiek. Jeigu kas turi klausimų, prašau. Sekantis pasisakys Vytautas Būdnykas. Ar tu atsiprašau, jeigu klausimų gal kas turi? Neturi. Prašom, Vytautai. Aš iš karto verčiu lapą. Aš negaišinsiu jūsų dėmesio per daug. Na,